Labadiena visiems. Aš jau kaip ir įprasta, jeigu aktualizuojasi Lietuvoje kažkokia tema ir jinai liečia mūsų nacionalinį saugumą, tačiau matydamas, kad informacija, kuri teikiama viešoje erdvėje, netitinka tikrovės arba bent būna nepilna kažkodėl dėl kažkokių priežasčių, arba per mažai aktualizuojama, aš visą laiką padarau savo tokį pranešimą, kuriame bandau sudėlioti pagrindinius akcentus, kurie mano galva yra svarbu žinoti visuomeniai. Tokie pranešimai paprastai sulaukia dėmesio ne tik iš politikų, bet ir iš tam tikrų institucijų ir kartais sprendimai arba jų prieimimai pagreitėja. Todėl šį kartą darau tą patį. Šiandien norėčiau pakalbėti apie registrų centre įvykdytą vagystę, tai yra, kaip sakoma, galimai pagrobta virš 600 tūkstančių asmens duomenų ir visi pradeda kalbėti, kad ta problema tikrai yra labai rimta. Ona iš tikrųjų yra rimta, ne? Ir bando ieškoti kažkokių sprendimų. Ir kalba tik apie tuos duomenis, kurie dabar mums yra žinomi. Tai asmens kodas, yra nekilnojamo turto kažkokie, turbūt nutekinti duomenys ir panašiai. Ir visi jau šiek tiek įsigandę. Bet noriu jūs galbūt nuliūdinti, pasakydamas tai, kad tai, ką dabar sako, ar ne, viešo erdvėje žinom mums, ar ne, tai yra tik eilytės, ką aš esu pateikęs su faktais 2024 metais visom institucijom, kurios atsakingos už mūsų nacionalinį saugumą, ne tik kibernetinį. Visi institucijų vadovai buvo supažindinti su tam tikra informacija, ypač jautria, politikai, nacionalinio saugumo gynybos komitetas, visi. Ir ta informacija palietė tokias rytis, kurios parodė, kad Lietuvoje panašu nulaužtos absoliučiai visos sistemos, kuriame saugomi mūsų duomenys. Kalbu ne tik apie registrų centrą, kalbu ir apie sveikatos, švietimų, ūkio, savivaldos, gynybos, netgi ypatingai jautrią informaciją susijusią su tam tikrom žvalgybinėms veiklom. Jūs galite įsivaizduoti, apie ką aš kalbu. Kad atsimenu po to posėdžio nacionalinio saugumo gynybos, kuriame dalyvavo visi, kaip ir išminėti asmenys, ar ne, ir kur išėjo vėliau su akmeniniais veidais, nes ten buvo išdalinti sektuvai, kurie įrodė faktais, kad mes esam nulaužti ir pažeidžiami, nes tie duomenys jau buvo nutekinti į juodąjį vadinamą internetą. Tuo metu pamenu Laurynas Kasčiūnas ir visi kiti, kas tuo metu vadovybėje buvo būtent konservatorių rankose, ne tai, kad nesureikšmino situacijos. Mano galva, elgėsi priešingai, negu dabar rodo, neva kažkokia iniciatyva, ką reikia kažkokiu tai veiksmų imtis susijusiu su registrų centro ir vagystė iš būtent jų duomenų bazėmis. Aš tuo metu prašiau skubios specialiosios komisijos Seime, kurios metu mes galėtume ne tik klaidas identifikuoti, ne tik suprasti mastą, bet ir imtis tokių veiksmų, kuriais galėtume užkardinti visus galimus kelius, kur gali būti pavogti ne tik mūsų asmens duomenys, elektroniniai parašai, biometriniai duomenys, nes jie irgi saugomi panašu irgi registrų centrų bazėse. Tokia pačia problema susidurdavo ir mūsų partneriai, NATO partneriai, kitų valstybių vyriausybės, nes tie asmenys, kurie teikia informaciją, tai yra kibernetinio saugumo ekspertai, programuotojai, yra pasaulinių mastų, jie dirba su kitomis vyriausybėmis ir tai buvo būtent pateikta mūsų Lietuvos atstovams. Tai palyginus su ta informacija, kurią teikiau 2024 metais, dariau spaudos konferenciją, jau visas žiniasklaidos priemonės, aiškinau, rodžiau, tiksliau pirštu, nurodinėjau, kur mes esam pažeidžiami. Žiniasklaidos priemonių atstovams įrodžiau, kad yra jų beveik visi tinklai nulaužti, žinant ne tik, kad vardus pavardės ir darbo vietas, kur kas kokia dirba programa arba kompiuteriu. Paaiškinau partijų duomenų bazės, kurios buvo nulaužtos, irgi pateiktos į juodą internetą, kur buvo viskas tenais ir saugoma, ar ne. Esmė ta, kad duomenų, kurie buvo nutekinti ir pateikti viešoje erdvėje 2024 metais, pakako tam, kad būtų padaryta specialioji tyrimų komisija. Todėl, žmonės gerbimieji, iš tikrųjų situacija labai rimta ir čia tik pradžia ir visus kviečiu susipažinti su 2024 metų mano pranešimais, kurie tikrai rodo, kad problema yra maksimaliai didesnio masto, negu šiuo metu yra kalbama. Iki kito karto. Sekantį kartą pakalbėsim apie kontrabandinius balionus ir galimai grupuotės, tai yra teisėsaugos grupuotės, kurios galimai irgi bendradarbiauja su kontrabandistais.